Jau galiu? Tai šiandien prasidėjo veiksmas trasoje, bet prieš jam prasidedant visų dalyvių kolona ryte išjudėjo į Palangos Vytauto gatvę, kur tradiciškai vyksta dalyvių automobilių paradas, kur gali kiekvienas Palangoje esantis poilsiautojas prieiti ir apžiūrėti automobilius, paliesti, pabendrauti su lenktynininkais ir paklausyti koncertų ir panašiai. Vėliau vyksta trumpas sprinto parodomoji lenktynė ir tada komandos jau visos popiet grįžta į trasą pirmosioms treniruotėms. Tai aš, jeigu neklystu, pirmą kartą per tos 10 metų praleidau paradą, kadangi ryte įsivėliau į naują avantūrą. Yra danų kompanija Aquila, yra atvežus mažytės tokias Aquila Synergy vadinasi mašinėlės ir vakar iš vakaro, sako, mes atsivežėm šiek tiek daugiau mašinėlių, negu ir atskrido su mumis važiuotojų ir sako, galim duoti jums pabandyti. Tai mes su bičiuliu Marčinu Samuičiu ryte, kol visi dalyviai buvo paradę, mes išbandinėjom tas mažas mašinėlės. Jo, ir dalyviams po parado grįžus visiems į trasą prasidėjo pirmosios 2017 metų Eneos 1000 km lenktynių treniruotės. Ir be abejo, su pirmosiom treniruotėm prasideda pirmieji incidentai. Tai spėkit, kas vienas iš incidento sukėlėjų. Tai va, tai klaidų kažkaip pasitaiko visiems. Nesiguosiu, nesiteisinsiu. Pirmą kartą įsėdau į automobilį ir su jo stabdžiais šiuo metu yra kažkas negerai, o aš toliau tikrinau jo galimybės, kol kepštelėjau šiek tiek tvorą. Bet mechaniškai automobilio nepažeidėm, tai yra geriausia dalis šio pasakojimo. Na, o šiek tiek aplaužėm kosmetinę dalį. Tai dabar žiūrėsim pagal duomenis, kas blogai su mūsų automobilio stabdžiais, nes iš tikrųjų yra blogai, visi vairuotojai taip pat atsiliepia ir tikėsimės, kad rytoj bus dar geresnė diena negu šiandien.